Jėzus verkė dėl Jeruzalės. Tai Kristus verkė ne iš silpnumo, bet iš meilės. Nes tas, kuris tikrai myli, negali likti abejingas netekčiai ar malonės atmetimui. Jėzus apgailestauja. Tu nepažinai Dievo aplankimo laiko. Tai kairis dieviškojo aplankimo metas, tikslus momentas, kai Dievas mus paliečia, pašaukia ir siūlo savo gailestingumą. Kaip ir Marija, kuri daugelyje apsireiškimų, ypač Lasalete, pasirodo verkianti dėl žmonijos ir kartoja. Melskitės, atlikite atgailą, atsiverskite, dar yra laiko. Kai Dievas skelbia bausmes, jis visada sako: jei nepasikeisite. Vadinasi, tai ne neišvengiami nuosprendžiai, bet meilės perspėjimai, kvietimai atsiversti. Broliai ir seserys, metas yra dabar. Šiandien Dievas mūsų aplanko. Šiandien jis ištiesė savo ranką. Šiandien yra gailestingumo metas. Priimkite šią malonę, kol dar yra laiko.